Prie vaizdingųjų Nemuno kilpų, šalia Birštono miesto, 100-mečio pušyno apsuptas jūsų laukia Royal Spa Residence. Tai viešbutis, spa centras, restoranas, konferencijų centras bei laisvalaikio pramogos vienoje vietoje. Royal Spa Residence – poilsis ir ramybė miško apsuptyje. Tai dabar perėsim prie politinių partijų diskusijų. Tai kaip ir pagal eiliškumą duosim žodį Lietuvos socialdemokratų partijos Birštono skyriaus. Jūs pavaduotojas? Ne pavaduotojas. Pavaduotojas. Pavaduotojui, Juozui Aleksandravičiui, vicemerui, ir jis matyti pristatys ir pasakys, kaipgi kitaip naujoj kadencijai dirbsit jūs, kad būtų dar geriau. Taip, iš tiesų, Birštono socialdemokratų partijos skyrius yra pasirengęs rinkimams, yra sudaręs maksimaliausią vyriausios rinkiminės komisijos leidžiamą 30 partiečių sąrašą, kuriame vedlys yra patyrusi merė Nijolė Dirginčienė. Yra 19 moterų, 11 vyrų, yra 6 kandidatai, kuriems yra iki 35 metų, 9 vidutinio amžiaus ir yra labiau patyrusių. 22 iš viso sąrašo yra su aukštuoju išsilavinimu ir mūsų sąraše yra iš tiesų kurortui reikalingų patirčių. Ir gydytojų, ir mokytojų, ir vadybininkų, ir techninių profesijų atstovų. Esame sudarę, išanalizavę programą, kurią pateikėme savo rinkėjams ir ji apima visas sritis. Ir dėl naujų darbo vietų ir investicijų paieškų, verslo skatinimo. Sritis, kuri apima sveikatą ir socialinės paslaugas. Birštono, kaip ir kitų kurortų, rinkėjas išrenka savo atstovą, kas juos atstovaus į tarybą dviejopais tikslais. Tai pirmiausia, kad būtų atstovaujama bendruomenė, jos interesai. Tačiau kurorte tarybos narys, būdamas taryboje, jis yra atsakingas ir už tuos svečius, kurie atvyksta į šią bendruomenę. Todėl mūsų programoje yra labai stiprus punktas apie sveikatinimą, turizmą, nes tai yra, jeigu kitoj savivaldybėj būtų žemės ūkis, pramonė ar kažkokia kita ūkio šaka, tai Birštonui kaip kurortui tai yra sėkmės ženklas, sėkmės sąlyga, kad šita veikla būtų vystomi, nes tai iš paskos ateinančios darbo vietos ir didesni atlyginimai ir mažesnis nedarbas ir jaunų šeimų geresnis gyvenimas ir jų vaikų užimtumas ir panašiai. Kaip tik tai būtent yra ir sritis jaunimo užimtumui, rengiant geresnės sąlygas vaikų poilsiui, geresniam jų ugdymui, išlaikomoje savivaldybės meno mokykloje, palaikomom sporto centre, įvairiuose 14 būrelių sporto klubų. Taip pat mūsų rūpestis yra ta ateitis ir mes didžiuojamės socialdemokratai, kad į Birštoną grįžta daug jaunų, atrodytų, kur tas jaunimas, kuris baigia Birštono gerą gimnaziją, bet jie turi savo poreikius ir jie išslysta po aukštųjų, po atskirų profesijų kažkur kitur. Bet pakankamai į Birštoną yra grįžtančių ir kuriančių čia jaunimo atstovų. Toliau mes rūpinamės ir turime didelę dalį, tai yra ir pusė rinkėjų, kurie gyvena seniūnijos 48 kaimuose.
Tai jos plėtra ir pritaikymas kurorto reikmėm, sakykime, kaip dabar yra Nemajūnų amatų centras, kuriame iš mūsų sanatorijų važiuoja edukacijos turistai, tai yra šituose gražiuose Nemuno vingiuose dviračių takai tiesiami. Tai irgi ta infrastruktūra yra tiek mūsų bendruomenės žmonėm, ypatingai jaunimo užimtumui, poilsiavimui ir galimybei sveikai gyventi kurorto sąlygom. Bet iš tikrųjų tai yra didelė paskata ir paraginimas, kad atvažiuotų pas mus ir turistai iš kitų Lietuvos ar užsienio šalių. Dėl buvo kalba merams prisistatams ir merė taip pat pabrėžė, kad mūsų labai didelis yra požiūris į nevyriausybinės organizacijas. Lietuvai mes galim Birštono savivaldybė būti pavyzdžiui. 39% Birštono gyventojų yra užimti nevyriausybinė bendruomeninė kultūros mėgėjų, saviveiklos mėgėjų ir sporto įvairių komandų narystė. 39%, kai kiek teko girdėti, 10% vidurkis yra Lietuvoje. Tai šitas dalykas ir tai, kad žmogus gali ateiti, jis drąsesnis, jis išlaisvėja, jis turi savo saviraišką, į savivaldybę mes vieno langelio neturim, bet mūsų durys tiek direktoriaus, tiek merės, tiek kitų durys yra atidarytos kiekvieną dieną ir jis yra priimamas, išklausomas ir yra sprendžiama, tas, kas leidžiama įstatymu įspręsti. Na ir be abejo, mūsų didelis rūpestis ateinančioje kadencijoje tai yra gražios, puikios, jaukios aplinkos, dar didesnis rūpestis ir pasirengimas tiek savam, tiek svečiui. Bus klausimų? Klausimų man neturiu, bet sutaupėt laiko mūsų visų. Tai dabar turit, duosim žodį antram numeriui rinkiminio sąrašo konservatorių. Trečiam. Remigijus Zolubas. Trečiam? Rinkiminio sąrašo antram. Antras jūs numeris. Nu kaip čia? Jūs norit Vytautas Šeškevičius? Ne, partija yra trečias. Ne partija. Mes dabar kaip rinkiminį sąrašą kalbam. Taip. Remigijus Zolubas, jis pristatys TSLKD. Galim pasakyti TSLKD, turbūt partijos programinai bendra, ne tik Birštono, tik su kokiais tais trupučiuką toks pritaikymas prie savivaldybės. Tai prašau, Remigijau, jūsų žodis. Aš patikslinsiu, mūsų partija priėmė tokį sprendimą, kad vis dėlto kompetencijos tam tikrose ribose yra tam tikros, kiekvienas žmogus arba grupė žmonių kuruoja tam tikrą sritį, aš pristatysiu savo sritį. Aš esu Birštone gyvenantis 5 metus dabar, turiu ekonomisto išsilavinimą universitetinį, po studijų vis dėlto pakrypau į meną, 25 metus tapau ir dėsčiau Vilniaus dailės akademijoje ir turiu docento vardą pedagoginį. Labai daug dirbau, apie 15 metų su taikomaisiais dailės projektais, tai yra reklama, viešieji ryšiai, turiu fotomenininko vardą ir manau darbuotis būtent šitoj srityje ir savo indėlį įnešti į miesto plėtrą būtent toj zonai. Tai mano darbo kryptis arba mano grupės darbo kryptis yra susijusi su moderninimu pačios strategijos, miesto plano strategija, kuri yra dabar deklaruojama, jinai yra mūsų objektas tyrimų ir pasiūlymų. Be abejonės jūs suprantat, kad miesto valdymas ir statymas yra vis dėlto kolektyvinis darbas ir mes matome, kad vis dėlto ten yra ką veikti ir todėl iškelsim tam tikrus klausimus kolegom, gilinsimės į juos ir vis dėlto reikėtų sumoderninti šitą sritį. Antras rytis, kuri mums yra labai svarbi, tai nes vis dėlto nuo šitų dalykų priklauso investitoriaus ateimas arba ne. Taip? Todėl mūsų zonoje yra labai svarbus klausimai, kurie vadinasi savireklama, tam tikras kryptingas valdymas paslaugų, arba, iš tikro, kas yra kelrodė žvaigždė, mieste, be abejo, savivaldybė su savo strategija. Į ją orientuojasi kiekvienas investitorius.
Todėl mes jam turime duoti signalą per tam tikrą formavimą, koks formatas turi būti paslaugų, koks turi būti, reiškia, kultūrinių renginių. Ne tie, kurie įvažiuoti yra, o modernumas. Ir vis dėlto mūsų komanda yra jauna, turi čia nemažai kompetencijų, aišku, mes turime ir patyrusių žmonių, tai aš manau, kad pagrindinė kryptis, jeigu nesismulkinant elektras, vandenis ir visi kiti dalykai, mūsų vis dėlto yra dalykas įspręskim pagrindinį klausimą. Susėskim visos partijos, išdiskutuokim dar kartą strategiją. Nes vis dėlto gyvenam tokių labai tektoninių lūžių arba, sakysim, pastovių kitimų laikotarpių, ar ne? Žiūrėkit, kas už sienų darosi, kas ekonomikoje darosi, taip? Mes negalime būti kažkaip atskirti nuo to viso proceso. Taip? Turim atsispindėti. O koks mūsų klientas dabar yra, ar ne? Nes matome pagal mūsų struktūrą atvykstančių žmonių, kad visiškai yra nedirbama su, sakysime, giliosios Europos klientu. Bet aš čia nesigilinsiu į kažkokias smulkmenas, tiesiog yra, manau, kad mes prisėdę išdirbome labai normalią programą, kuri gali labai padėti miestui ir mūsų tikslas yra gilintis ir didesniais tempais siekti judėjimo į priekį. Mūsų tempai netenkina, šiuo atveju dabar esantis. Tai manau, kad čia turėtų būti toks, sakysim, mūsų pamastymai. Ir vėgiu, bėgdami galvą ar kojas nesulaužysim, jeigu labai jau bėgsim. Jei protingai bėgti. O jeigu protingai bėgti greičiau, galima pasiekti gerų rezultatų. O jeigu labai greitai, sakoma, yra kaip mūsų tyrimai, mes pasidarėm mini tyrimą ir labai stipriai orientavomės į jaunimą. Ir sakėm, tiesiog paprastai jaunimo klausėm, kas jūs nervina? Sakė, per lėtai viskas. Suprantat, ir judėjimas yra, čia ne mano žodžiai, aš esu 57 metų, turiu jau nuo šiandien 12 valandos yra anūkė, žmona, reiškia, žmona, 2 dukros, reiškia, žmona iš to pačio miestelio, kaip ir gerbiama merė, iš Šilutės kilimo, tai beveik giminės. Reiškia, galiu pasakyti tik tai taip, kad taip, tai šiek tiek trumpai, ne jauni esam, bet protingi. Nu kągi, jeigu jau tiek, tai tiek. Ačiū. Taip, dabar žodį Jurgitai Šešetinai. Jūs esate 3 numeris iš sąrašo. Taip. Tai kągi jūs pristatytis, nauja jėga, galim sakyti nauja, todėl kad iki šiol Tvarkos teisingumo partija nebuvo kokia tai reikšmingas, kad jis Birštone, jūs ateinat ir vis sakot, kad mes ką tai padarysim. Tai kokiagi programa tokia, kurią turėtų pažadinti Birštono žmonės, ar kaip čia suprasti? Prašau. Labą dieną. Pirmiausia, labai trumpai norėčiau prisistatyti, tai esu 37 metų, turiu 2 magistro išsilavinimus ir paskutinius 10 metų dirbu vadovaujančiam versle, vadovaujančiose pareigose versle, kuris yra susijęs su paslaugomis. Su komanda susėdę ilgai diskutavome, kol iškristalizavome pagrindinius klausimus, kas yra iš tiesų aktualu birštoniečiai. Daug bendravome su žmonėmis ir tiesiog prioritetai susidėliojame taip, kad pirmas pats darbas tai yra pakeisti 10-mečių savivaldos valdyme galiojančią nuostatą, kad svarbiausia yra priklausimas partija, o ne žmogus. Kas yra turima po šią nuostatą omenyje, kad būtent mūsų partija pati pirma Lietuvos mastu parodė, kad skiriant vidaus reikalų ministrą galima nesivadovauti partiją, o galima paskirti tiesiog kompetitingą asmenį, ministras Skvernelį. Tai būtent po šią nuostatą yra tai, kad į bet kurią poziciją, jeigu mes statysime vadovauti miestui, pirmiausia, žmonės žiūrėsime jų kompetenciją, ne į partinius, nei giminystės, nei draugystės ryšius, bet į būtent jų sugebėjimus. Antras dalykas, tai siekti, kad visose darbo vietose dirbtų būtent kompetitingi birštoniečiai ir šiuo metu savivaldybėje yra 27 vietoje pagal miestų indeksų reitingą. Tai yra žemiau vidurkio. Sunkumų susidaro savivaldybėje pritraukiant tiesioginės užsienio investicijas.
Taip pat reitingą šį davė būtent neigiamai paveikė smarkiai sumažėjęs išduotų statybos leidimų skaičius 1000 gyventojų ir savivaldybės skola per paskutinius metus sparčiai yra išaugusi. Jis sudaro 50% biudžeto, miesto biudžeto pajamų per 1 metus. Tai būtent norime pabrėžti, kad investicijos, kurios ateina iš Europos Sąjungos, jos didina skolą, tai reikia labai gerai įvertinti ir pasižiūrėti, kokius projektus verta investuoti, kokius projektus verta vystyti, kad būtent ta savivaldos skola ne taip sparčiai didėtų, o kad iš tų projektų būtų grįžtamoji grąža. Tai yra, kad būtų kuriami tokie objektai, kurie generuoja pajamas. Miestas yra tikrai pakankamai tvarkingas, gražus ir šiuo metu mūsų požiūrių pagrindinis prioritetas turi būti tokių objektų kūrimui, kurie generuoja pajamas. Sukurti daugiau darbo vietų, tai turime omeny, kad reikėtų eiti 2 keliais. Pirmiausia, kad jauni žmonės, kurie baigia mokyklas, turėtų aiškiai žinoti miesto viziją. Tai yra, kad jie kryptingai pasirinktų studijas. Jeigu jie nori tame mieste grįžti ir dirbti, jie turėtų žinoti miestelio aiškę poziciją po 5 metų, kokių bus įmonių, į kokią sritį plėsis, tam jie galėtų pasirinkti kryptingas studijas ir grįžę pretenduoti tas darbo vietas. Antras dalykas, tai būtent koncepcija miestelio, mes manome, kad turėtų bendradarbiauti ne tik tai visos partijos sėdėti prie vieno stalo, bet Alytaus, Prienų ir Birštono merai turėtų susėdę susidėlioti viso regiono strategiją. Tai irgi yra labai aktualu, kaip ir versle, žinoti, kad nereikia dauginti objektų, didinant vidinę konkurenciją. Tai yra verslui nenaudinga turėti tų pačių objektų viename regione labai daug, nes tai didina konkurenciją vietinę ir pelno neduoda tokie reiškiniai. Reikia sukurti, galvojant apie Birštoną, reikia kurti tokius objektus, kurių nėra. Jeigu kalbant apie maitinimo įstaigas, tai būtent tokių, kokių nėra šiuo metu, ne picų, ne restoranų, bet išskirtinių paslaugų, dėl ko atvažiuotų pas mus kauniečiai, Vilniečiai ir visi kiti svečiai, nes Birštono miestelis mūsų akimis be sanatorijų, būtent be šitų 4, galbūt šiuo metu 3, būsimų 4 objektų, liūdnokas būtų. Ir, aišku, įgyvendinti tokius būtinuosius galbūt darbus, kaip užtikrinti saugų Birštono vienkiemio žmonių susisiekimo su Birštonu, nes iki šiol šitas klausimas nėra išspręstas. Išspręsti automobilių parkavimo prie daugiabučių problemą. Birštono mieste atstatyti turgų, užtikrinti slidinėjimo trasos eksploataciją, pagerinti infrastruktūrą sodų bendrijose, tvarkyti kelią į Puzonis, pastatyti garsą izoliuojančią sieną ties Birštono vienkiemiu ir daug kitų darbų, kurie tiesiog yra būtini, matomi, kad juos reikia atlikti Birštono savivaldybėje. Ačiū. Gerai, sutapėm laiką trupučiuką, tai galbūt aš pabandysiu šitą laiką užimti. Jums po vieną tokį trumpą labai klausimėlį, po trumpą, tai prašau, nereikia taip įsivažiuoti. Tai, ponė Juozas, jūs rašėt kokią tai pastabat, ką nepadarėt, ar ką norėtumėt atsikirsti kolegoms? Gal turit ką pasakyti, kad jūs padarėt, o kolegos nežino apie tai, kad jūs padarėt? Šiek tiek, kadangi kaip pirmam tenka, tai paskui turi iš ko ir pasimokyti. Kolegos prisistatė ir kaip patys ką atstovauja. Tai aš esu taip pat kaip mokytojas pripratęs daug ką užsirašinėti. Mano pirmoji profesija be vadybos viešojo administravimo magistrų taip pat yra mokytojas, tai ir užsirašinėjau. Aš labai džiaugiuosi išgirdęs tai, ką mano kolegos šitoj rinkiminiai kompanijai pasakė, nes daugybė dalykų, tai, kas buvo išgirsta ir deklaruota nuo partijos, tai yra mūsų partijoje ir dirbama. Ir, atidžiau skaitant ir tuose pačiuose laikraščiuose, Birštono tinklapyje, tuos dalykus galima išgirsti. Juo labiau, kad kiekvienoj
partijoje yra ir, jūsų nėra šito tarybos nario dabartiniai kadencijai, bet ta pati strategija. Ta pati strategija yra gyventojų apklausos duotas. Gyventojai pasakė virš 90%, kad bendruomenės narių, kad jiems gyventi gerą Birštone. Ir visos partijos pritarė, mes kiekvienais metais atsiskaitydami visuomeniai, mes pasakom, kad tik tai keletą tarybos sprendimų priimti su kažkokia tai balsų didesnė, mažesnė persvara. O šiaip tai mūsų sprendimų prieimimas yra stebėtinai geras ir vėlgi Lietuvoje mūsų tarybos narių susiklausimas yra fantastiškas. Tai strategija yra atmetu, ji padaryta atsakingai visų partijų ir bendruomenės diskusijų išdava. Be abejo, tai nėra dogma, ją galima žiūrėti, sulaukti pasiūlymų. Žinodamas, kad jūs galite kalbėti 2, 3, 4, 5 valandas be sustojimo. Tai vienu sakiniu, džiaugiuosi, ką pasakė, mes tą darom. Labai malonu. O dabar dviejų kolegų norėjau paklausyti tokį klausimą labai paprastą. Pasvajojam, kad jūs patekote į tarybą. Ir, nežinau, ant kiek čia realu, bet iškovojot daugumą. Pirmas darbas, kuris padarys konservatoriai, pirmą darbą, kurį padarys teisėtvarkai. 1-2 sakiniais. Konservatoriai pirmi pagal eiliškumą. Moterys pirmos. Nieko negaliu, čia VRK yra tvarka. Būsim džentelmeniški, ar ne? Pagrindinis yra dalykas toks, tai yra komanda. Reiškia, mūsų pagrindinės dėrybos, aišku, pirmiausia, tai yra komanda, mes turime savo vidinę partinę, bet tai yra partneriai, kurie bus taryboje. Be abejonės visi suprantam, kad greičiausiai gali keisti santykiai jėgų arba atsirasti, pažiūrėsim, kaip bus. Bet visą laiką yra tas susitarti dėl vertybinio pagrindo, ar ne, kuo remdamiesi mes judėsim ir kaip judėsim. Tai yra dėl tempų, nes demokratija yra daugumos valdžia. Ir turėsime vis dėlto suvokti, kad neišeis ne mum vieniem dirbti, ne kam nors kitiem. Mes ir ramaus gyvenimo neduosim. Tai vienas dalykas, o antras turbūt vis dėlto reikia suvokti, kad mes ateiname į tarybą nepasirodyti, o dirbti. Tai reiškia, kad formalių atsakymų į kažkokius, kad taip mes labai gerai dirbom, susitarėm ir nebuvo, todėl ir kad nebuvo tos konkurencijos, todėl, kad ir nebuvo prieštaraujančių, todėl, kad viskas taip ir užmigo. Suprantat, mes viską darom, bet... Ačiū, Rybigijau. Ir ką, Jurgita, jūs pasakysit? Panašiai kaip kolega, tiesiog pats pirmas darbas tai bus visiems aiškiai tiesiog pasakyti, kad jeigu nebus dialogo, jeigu nebus konflikto, ta prasme dėrybų ir visi 4 metus priiminės sprendimus vieningą daugumą, tai jau nebus gerai. Versle, šeimoje aš negirdėjau progreso ir nežinau, kad būtų ėjimas į priekį, jeigu nėra diskusijos ir jeigu nėra prieštaravimų. Tai pirmas dalykas, tai bus visiems aiškiai išsakyta nuomonė, kad prieštaraukite, kelkite visus skaudulius, nes tik diskusija gimsta tiesa. Antras dalykas, tai labai svarbu būtų peržiūrėti Birštono strateginį verslo visą tą planą, kuris yra jau parašytas ir galbūt patvirtintas iki 20 metų. Tai yra visų investicijų tokių kaip linų, tai yra tų gondolų projektas, važiuojamojo transporto tilto poreikis, tai yra ar yra poreikis. Mums yra svarbiausia bus vasario 9 dieną. Tai mūsų darbas bus pagrindinis įsiaiškinti, ar tikrai yra poreikis tokiom investicijom tokioje vietoje. Supratau. Šiandien dienos tokia pristatymo laida, mes laidą kaip ir baigėme, susitiksim su merais vasario 9 dieną, atsiūsim temos, 3 pagrindinės temos, aišku, galim būti padiskuoti kitom temomis ir tada galima bus įsakyti taip karščiau, paprieštarauti vienas kitam, atsakyti į vieną kitą klausimus ir visą kitką. Tai šiandien ačiū Jums, kad buvot visiems ir kas čia buvo merai sėdėjo ir partijų atstovams ir iki kito susitikimo.